Sveiki, mano vardas Darius, 22 metai dirbu su nekilnojamo turtu ir dabar aš kalbėsiu apie nekilnojamo turto marketingą arba reklamą, kaip jau norite tai pavadinkit, bet šiuo atveju turbūt tiktų labiau žodis marketingas, kadangi mes darysim viską, kad susikurti mini rinką, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir už aukščiausią kainą rinkoje. Šiaip manau, kad kai kuriuos iš jūsų labai netgi nustebinsiu, kas yra geras marketingas, kas yra blogas marketingas. Nu ir ko gero jau turėsit manim pasitikėti, kadangi per 22 metus esu išbandęs ir pigiausius, ir brangiausius, ir protingus reklamos būdus, ir kvailus reklamos būdus. Yra išbandyta viskas, yra mokėta pinigai televizijai, yra mokėta pinigai radijai, pašto tarnybom, spaudoj būdavo išperkama didžiuliai plotai reklamai. Vien tik tai tam, kad įsitikinti, kad yra 10 ar netgi 100 kartų pigesnių ir veiksmingesnių būdų nei kartais atrodo mums, ar ne? Principas turbūt būtų toks: jeigu nesi pakankamai kūrybingas, mokėk pinigus. Jeigu esi kūrybingas, vadinasi, gali gauti efektą, labai gerą efektą, mokėdamas mažai pinigų. Tai kadangi nekilnojamo turto savininkai, turbūt niekas iš jūsų nesiruošia išleisti reklamai tūkstančiais ar dešimtimis tūkstančių, tai mes turėsime apsiriboti biudžetu, sakykime, nuo 10 eurų iki 100 eurų, kad tinkamai išmarketinti objektą ir parduoti už aukštą kainą. Tai va, kokie būtų šitie būdai marketingo? Tai pirmoje vietoje aš esu parašęs lapeliai. Toliau bus, mes kūrėme dabar tik savininkai.lt portalą ir greitų laikų jisai bus paleistas. Toliau būtų spauda, Facebookas, tipiniai nekilnojamo turto portalai, kaimynai, draugai, pažįstami, prekybos centrai, agentai, toks skelbimo testas ir priemonių tekstas ir priemonių visuma. Ir dabar apie kiekvieną sekančiuose videose aš kalbėsiu apie kiekvieną iš šitų būdų, kaip pritraukti didesnį dėmesį pirkėjų ir kaip parduoti turtą ir greičiau, ir brangiau.